Šilutės polderiai direktorius Arūnas Jagminas. Nu va, bičiuliai. Klausimas. Kelyje Šilutė-Rusnė, per potvinių užliejimo zono žemiausią vietą Šlažų kaime, Nemuno deltos regioninėme parke, stovi arkinis gelžbetoninis Šlažų arba trečio Lietuvos prezidento Kazio Griniaus vardu pavadintas tiltas. Ar kada nors skaičiavote, kiek arkų turi šitas tiltas? Ar, bičiuliai, ar jums reikės pagalbų? Ar bandysite auti ir atspėti iš karto, tai yra surinkti tuos 2 taškus iš karto, ar vis tik tai reikės pagalbų? Nu, pagalvokite. Pagalvokit, kiek arkų? Oi, tada arkų yra labai daug. Ir visi dabar įjungia vizualinę atmintį, ne? Kaip atrodo tas Griniaus tiltas, kiek tų arkų yra. Nu, tai reikės 4 pagalbinių variantų. 4, kiek yra arkų? Kiek arkų? Taip, pagalvokite, bičiuliai, kiek ten yra tų arkų. Aš manau, kad be pagalbos bus sunku įsiversti, nu, pagal tikimybių teoriją, nežinau. Sakyti 4 atsakymų variantus. Sakom? Ar sakom 4 pagalbinius variantus? Ir taip? 4. Aš galvoju, kad 4 atsakymų variantai. Gerai. 11 arkų, 12, 13 ar 14. Va čia jau ir kai kas sakė 3, 4. Vat matot, kiek ten yra arkų. Tiltas yra labai ilgas. Ir jis ir buvo padarytas, kad tas vanduo galėtų praeiti potvynio metu per arkas. Taigi, 11, 12, 13 ar 14. 11, 12, 13 ar 14. 11, 12, 13. Bet man patinka jų loginis mąstymas. Kaip jie galvoja? Nu, aš sakyčiau, nebijokite rizikuoti. Nebijokite rizikuoti. Nu, pabandom. Ir taip, kas atsakinėja, prašau. 13, man atrodo. Žinote, man patiko jų loginis mąstymas. Jie ilgai svarstė ir sako, palauk, 13 vokas. 13 arkų. Ponas ir ponai, jie teisūs. Taip, 13, 1-1. Jie išlygina.